Sveiki! Darau postą, kuris nachalevšikus pavers heiteriais. Dėžė. Matot, krevečiukas. Dėžė balkonė, kurioj buvo sumesta samana ir paleistas kažkokias mažas krevetės, kokias net nepamenu. Nieko nedaryta, buvo sauliai, ta prasme, langą šviesoj, ir sužėlė siūledumblis. Tai buvo tiesiog įmestos samanos. Su įmestom krevetėm kažkokios motinėlė, gal aš nepamenu, nes tų dėžių buvo daug. Ir dabar ką darau? Visą tą samaną metu į kanalizaciją, išrinkęs krevečiukus. Nes yra vien siūlinis dumblis. Ir keldams aš ją bet kur, perkeliu siūlinį dumblį, o man to nereikia, nes aš turiu švarių augalų. O kokia paklodė. Taip kratau ir matot, va tas rudas nuosėdas jos garantuoja, kad čia buvo krevetės ir kažką valgė, nes jeigu nebūtų krevečių, čia būtų užriūgę. Krevetės netgi jau tokiam samanom neduod rūgti. Va. Čia toks balkoninis siūlinis pluoštas, kadangi įsitraukė taip gražiai, nes kitas buvo smulkis, o čia suaugęs su siūliniu. Šitą eina nebe į kanalizaciją, o į šiukšlinę. Naršyklom kokiom, tai čia būtų wow, labai gerai. Tokias ir laikau. Bet paskui siūlinį perkelį. O, matau apačioj krevečiukų. Dabar išrinksiu krevetes. Šits eina į šiukšlinę, visą kitą į kanalizaciją. Dabar iš tų likučių atskirai lėkštėse išgaudau krevetas, o šitie, va, vieną, antrą matau, o tas likutis eina šiukšlės iš karto. Ir šiandien tai yra 4. tokia dėžė. Ta prasme, visas rezervas iki šiandien, kuris buvo toks. Nu čia kaip, renki akvariumą, gali būti mailiuko, tu jo neišrinksi, kol jis yra visai mailiukas, paimi ir įmeti į dėžį į balkonę. Ir iš to mailiuko užauga iki tokių, kol dar nespėj daugins, paskui tu jas išrinki. Čia dabar mailiaus prinešta dar nėra, o krevečių yra. O visa ta palaida tokia samanų smulkmė, kur nesuaugusi su siūliniu jau čia apačioj. Iš dėžės, vat kur kaip putra eina. Dedi į lėkštę. Žiūri, ar nėra krevetės. Dabar nesimato jau čia, per storai privariau. Neina filmuoti. Ir iš čia imi, į tūdą ir į kanalizaciją. Ir taip 4 dėžalės tokių samanų visokių, aš jų nepardavinėjau. Nes aš žinau, kad, ta prasme, čia senas samanas, kurios tiesiog buvo tam, kad suaugtų krevečiukai. Jos auga balkonė, ant vandens, be niekur nieko, bet dabar aš turiu švarių. Ir akvariumuose niekur nebeturiu augalų susiūlinta, jo čia tiesiog tie keli indai pabuvo akvariumą ir viskas. Ta prasme, pabuvo balkonė. Ant palangės dabar kraustau ir pilu lauk. Krevetės išrenku, kas užauga. Žinau, kad neišpyliau krevečių kanalizaciją, nes vat, sugavau. Ir pažiūrėkit kokias. Sodrias raudonas. Tokių gaila. Ne visų gaila. Bet tokių gaila. Dėl to vat padedu indą balkonę, pagyvena. Ir paskui tai va taip. Didelės išrinkti yra aiškiau negu lervutes. O išpilti 100 lervučių nesinori. O kartais tokiam inde užauga 100 krevečių. Ir taip lėkštė po lėkštės.